Vaikštinėjant akmenuotų pajūrių, nuo Olando kepurės iki Girulių, nesunku pamatyti štai šį ypatingą objektą. Tai turtinga bei savitą istoriją turinti Antrojo pasaulinio karo laikų vokiečių įrengta baterija Memel Nord, neretai vadinama Juodąja tvirtove. Jeigu nusikelsime daugiau kaip 80 metų į praeitį, kai ima purtyti Antrasis pasaulinis karas, ši kelių dalių gynybinė visuma iš pradžių tarnavusi saugoti miestą iš jūros, o vėliau ir iš oro, tūnojo po smėliu. Tačiau per 10 metų jūra tuomet reikšmingą karinį objektą apnuogino. Tai yra pakrantės artilerijos baterijos Memel Nord ugnies kontrolės postas. Kaip matome, ten yra išsikišę 2 plieniniai kupolai, juose kadaise buvo įmontuoti periskopai, kad būtų galima stebėti jūros visą aplinką. Taip pat, kiek aukščiau, matome vieną žiedą. Dabar šiuo metu ten nieko nėra. Šaltojo karo laikotarpiu buvo pastatytas pasieniečių stebėjimo bokštelis, tačiau 1939 metais konkrečiai toje vietoje buvo sumontuotas atstumo matuoklis. Aparatas, kuris turėjo stebėti jūrą ir reikalui esant išmatuoti atstumą iki taikinio. Tai 1939 metais baterijos šūvio nuotolis iš pat pradžių buvo 17 km. Tai dabar tie laivai, kur mes matom čia priekyje, yra maždaug už 4-5 km. Tai kitaip tariant, tuo laikotarpiu jau buvo galima tokius objektus pasiekti su šūvio nuotoliu. Kiekviena išlikusi detalė unikali. Pavyzdžiui, šis pabūklas vienas iš kelių šimtų pagamintų ir naudotų karo metais. Ir vienintelis toks išlikęs Lietuvoje iki šių dienų. Pabūklai buvo sumontuoti baterijoje 1944 metų rudenį. Tokių pabūklų yra pagaminta mažiau negu 500 vienetų apskritai. Tai Lietuvoje mes tokį pabūklą bent jau iš dalies išlikusį turim vienintelį. Prie Klaipėdos konkrečiai gynybinės sistemos funkcionavimo laikotarpiu buvo dislokuoti 8 tokie pabūklai. Tai 4 pabūklai priešlėktuvinėje artilerijos baterijoje Forstarai ir dar 4 pabūklai priešlėktuvinėje artilerijos baterijoje Čvaindzriuke. Tai pačiose tolimiausiose Klaipėdos gynybinės sistemos baterijos. Norėdami įminti šio objekto unikalumo paslaptis, leiskimės į jo požemius. Mokslų daktaras Titas Tamkvaitis, bene geriausiai Memel Nord išmanantis naujosios kartos istorikas. Jo teigimu, kalbant apie šį objektą, jo atsiradimą, vertėtų paanalizuoti to laikmečio istorijos kontekstą. Nuo 1923 metų sausio Klaipėda ir Klaipėdos kraštas atitenka Lietuvai. Jai jis priklausė 16 metų. Sulaužiusi Versalio taikos sutartį, Vokietija pagrasina Kaunui ir pareikalauja Klaipėdos kraštą grąžinti. 1939 metų kovą Klaipėdos kraštas vėl tapo Vokietijos dalimi. Klaipėdoje įsitvirtinę vokiečiai miestą ima supti gynybiniais blokais. Šio objekto istorija šiuo atveju prasideda jau 1939 metų kovo mėnesį, kovo 22 dieną, panaudojus politinį spaudimą, Klaipėdos miestas ir kraštas yra perduodamas iš Lietuvos Respublikos jau Vokietijai ir sekančią dieną į miestą įžengia Vokietijos kariuomenė, pats Klaipėdos miestas vėl tampa Vokietijos dalimi. Na ir suprantama, kariuomenė čia vaidina ne paskutinį vaidmenį. Vokietijos karinė vadovybė įvertino Klaipėdos strateginę reikšmę ir puikiai suprasdama ją, miestą vis dėlto reikia įtvirtinti. Tai pati pradžia buvo įtvirtinimų pradėta jau 1939 metų balandžio mėnesį. Tada pastatyti patys
pirmieji dar laikinieji įtvirtinimai, laikinusios pakrantės artilerijos baterijos. Tačiau Vokietijos karinė vadovybė suprato, kad to neužtenka ir miestą reikia tvirtinti toliau. 1939 m. birželio mėnesį prasideda naujas Klaipėdos įtvirtinimų statybos etapas, pagal kurį Klaipėdai numatyta pastatyti 2 pakrantės artilerijos baterijas. Tai vienoj, kaip tik mes dabar esam, pakrantės artilerijos baterija Memel Nord ir pakrantės artilerijos baterija Memel Sud šiaurinėje Kuršių nerijos dalyje. Suprantama, vien pakrantės artilerijos miestų gynybai užtikrinti jau nebeužteko. Dėl šios priežasties buvo reikalinga užtikrinti dar oro gynybą ir tam buvo reikalingos priešlėktuvinės artilerijos baterijos. Taigi 1939 metais Klaipėdai numatoma statyti naujas 6 priešlėktuvinės ilgalaikės artilerijos baterijas. Jų išsidėstymas juosė visą Klaipėdą. Pirmoji baterija priešlėktuvinė Nordmolė buvo Melnragėje, baterija Dangė Tauralaukyje, baterija Liolen Lioliuose, Godshofen Gedminuose, Zeestrand šiaurinėje Kuršių nerijos dalyje ir Schweinzrücken Kuršių nerijoje prie Kiaulės nugaros salos. Tai vat, kitaip tariant, Klaipėda apjuosė štai tokia iš 2 pakrantės artilerijos baterijų ir 6 priešlėktuvinės artilerijos baterijų sudaryta gynybinė sistema. Vokietijai užėmus vis daugiau teritorijų Europoje, padėtis regione keičiasi. Ji ima kontroliuoti praktiškai visą Baltijos jūrą, todėl Memel Nord tampa nebe tokia reikšminga. Ta gynybinė sistema 1939 metais jau funkcionavo, tačiau kai prasideda kariniai veiksmai Lenkijoje, kai įsibėgėja Antrasis pasaulinis karas, Klaipėdoj situacija iš esmės keičiasi. Jeigu 1939-aisiais buvo Baltijos jūros regiono rytinė dalis vertinama labai aukštai iš karinių požiūrių, tai jau 40-aisiais metais po Prancūzijos užėmimo jau situacija Europoje yra pasikeitus ir Baltijos jūra iš esmės yra tapus tokiu Vokietijos kontroliuojamu praktiškai objektu, vos ne iš visų pusių. Užimta Prancūzija, užimta Danija, Nyderlandai, Norvegija ir jau, kaip matome, tas visas gynybinis frontas vokiečių po truputį jis jau nueina į vakarus. Ir Vokietija supranta, kad situacija pasikeitė ir kad jau reikia įtvirtinti tas naujasias teritorijas. Ir taip po truputį prasideda statybos tame regione, kurie vėliau įgauna Atlanto sienos pavadinimą. Dėl šios priežasties Baltijos įtvirtinimai savo senosios reikšmės jau kaip ir neteko praktiškai. Iki 1941 metų pabaigos yra Baltijos regione pabūklai baterijų išmontuojami ir gabenami į vakarus, tai yra į Prancūziją ir Norvegiją. Taip pat 150 mm jūriniai pabūklai taip pat buvo išmontuoti iš šitos baterijos ir išgabenti jau į vakarų Europą. Tai tokia situacija iš esmės išlikusi iki 1944 metų. Suprantama, kai prasideda 1941 metais birželį Vokietijos ir Sovietų sąjungos karas, visi žino apie vadinamąjį Klaipėdos bombardavimą, tačiau buvo tai tik tai vienalaikė ir vienkartinė akcija. Ir praktiškai karo jau keletą metų po to klaipėdiečiai nematė. Taip pat ir šitos pakrantės ir priešlėktuvinės artilerijos baterijos. Iki 1944 padėtis lieka nepakitusi. Tačiau tų pačių metų spalį Raudonoji armija artėja Klaipėdos link. Prasideda intensyvūs kariniai veiksmai. 1944 metų antrojoje pusėje situacija pasikeitė. Raudonoji armija sparčiai juda į vakarus. Vokiečiams
nepavyko 41 metais, kai buvo planuojama karo užbaigti. Leningradas, nors ir apsuptas, nebuvo paimtas, prie Stalingrado ilgainiui buvo patirtas pralaimėjimas, o prie Maskvos daeita iki paskutinės autobusų stotelės. Ir visas frontas po truputį slenka į vakarus. Prie Kursko vokiečiams dar įsižiebė viena kibirkštėlė naują karą laimėti, tačiau vis dėlto tie Vokietijos karinių pajėgų bandymai baigėsi nesėkmingai ir frontas jau sparčiai artėja link Klaipėdos. 1944 metų Liepą jau Raudonoji armija yra prie Šiaulių. Ir tuomet įvyksta tam tikra strateginė pauzė fronte ir kariniuose veiksmuose, per kurią Raudonoji armija telkia pajėgas naujam puolimui. Tas puolimas prasidėjo po kelių mėnesių, 1944 metų spalio 5 dieną puolimas prasideda, link Klaipėdos artėja didžiulės pajėgos. Tai iš Raudonosios armijos pusės konkrečiai 3 armijos, tai 43 armija, 5 gvardijos tankų armija ir 6 gvardijos armija. Tai milžiniškos iš esmės pajėgos. Ką tuo metu turi Vokietija? Vokietija per šitą pauzę tarpe tarp Šiaulių ir Klaipėdos įrengia 5 gynybinės linijas. Ir 3 paskutinės gynybinės linijos iš esmės buvo suprantamos jau kaip paskutinė ir viena gynybinė sistema, konkrečiai link Klaipėdos miesto. Na ir Raudonai armijai suprantama, tai turėjo kelti iššūkių, konkrečiai šitie įtvirtinimai, tačiau istorija susiklostė kiek kitaip. Vokietijos pajėgoms labai trūko kariškių, labai trūko iš esmės tų karinių pajėgumų. Ir dėl šitos priežasties iš esmės Raudonoji armija perėjo per vokiečių gynybą Žemaitijoje praktiškai labai greitai, kaip įkaitintas peilis per sviestą. Kodėl taip nutiko, atrodo, ir gynybinės linijos yra ir viską. Tai nutiko todėl, kad Vokietija tuo metu pajėgų turėjo mažai, gynybinės linijos buvo labai ilgos ir paprasčiausiai neužteko tų pajėgumų tai visai gynybai užtikrinti. Dėl šios priežasties jau spalio 10 dieną Raudonoji armija užima Palangą ir iš esmės Klaipėdos miestas yra apsupamas. Raudonoji armija spalio 5-ąją pradėjus puolimą jau turėjo minty, kad konkrečiai šitame fronte puolimo visa operacija turi užsibaigti Klaipėdos užėmimu. Tačiau sustūmus Vokietijos pajėgas prie Klaipėdos iškyla problema, kad 4 iš 5 gynybinių linijų jau yra pralaužtos, o kur yra ta 5-oji, juosianti konkrečiai patį miestą, joje visos tos pajėgos susitelkė. Vokietijos kariuomenė, žinodama kokia yra situacija ir ko siekia kartu Raudonoji armija, taip pat atkėlė į Klaipėdą naujus karinius dalinius. Ir čia situacija yra tokia, kad Raudonoji armija dar padarė tam tikrų, galima sakyti, strateginių klaidų. Ir iš kitos pusės susidurta su vokiečių pasiruošimu. Tai tas Vokietijos karinių pajėgų pasiruošimas buvo toks, kad kaip tik prieš spalio mėnesio mūšius visi šitie įrenginiai, visos pakrantės ir priešlėktuvinės artilerijos baterijos yra perginkluojamos. Tai konkrečiai, čia kai jeigu 39 metais turėjome pakrantės artilerijos bateriją Memel Nord, Bromį,
tai jau 1944 metais mes jau turime naują ginkluotę, naują priešlėktuvinę bateriją, kuri vadinosi Forstarai. Forstarai tai senasis girulių pavadinimas. Per karinius veiksmus konkrečiai šita baterija, tuo metu jau 1944-aisiais vadinta Forstarai, jinai iš tikrųjų suvaidino savo vaidmenį, kaip ir kitos priešlėktuvinės artilerijos baterijos. Konkrečiai šitos baterijos pabūklai apšaudė puolančias Raudonosios armijos pajėgas 1944 spalio mėnesį, tačiau vien tuo šios baterijos istorija nesibaigė. Tuo vėlesniu vadinamuoju pertraukos laikotarpiu tarp karinių veiksmų. Taip pat buvo iš šitos konkrečiai baterijos apšaudytas ir Palangos aerodromas. Kadangi Sovietų Sąjungos karinės pajėgos vis tiek aerodromą naudojo savo reikmėms, ten buvo dislokuota Baltijos karinio jūrų laivyno 51-oji torpedinės aviacijos eskadrilė su amerikietiškais bombonešiais Boston. Bombonešiai taip pat veikė kaip ir įprastiniai bombonešiai ir taip pat gabendavo torpedas, kurios turėdavo būti paleistos į laivus. Tai vokiečiai taip pat suprato kaip grėsmę, ir šita baterija konkrečiai tuo atveju pasitarnavo bandant likviduoti šitą grėsmę. Raudonajai armijai nelengva buvo pralaužti vokiečių gynybą. Bandymai tęsiasi daugiau kaip 3 mėnesius. Tačiau 1945 sausį vokiečiams tenka atsitraukti ir pripažinti pralaimėjimą. 1945 m. sausio 13 d. Raudonoji armija pradeda puolimą į Prūsiją. Ir karinių pajėgų vadovybė puikiai supranta, kad jeigu šito puolimo metu bus užimtas Krancas, tai visos Vokietijos pajėgos esančios Klaipėdoje bus užblokuotos ir nebegalės jau iš ten išeiti. Dėl to netrukus buvo pradėta karinių dalinių evakuacija, taip pat buvo pradėta ir naikinti šitų priešlėktuvinių artilerijos baterijų ginkluotė. Pabūklai buvo susprogdinami, sviediniai taip pat buvo arba iššaudomi, arba sunaikinami. Ir galutinėme rezultate pasiruošta kariuomenės evakuacijai, kuri baigėsi 1945 m. sausio 28 d. Tai Raudonoji armija jau iš esmės įžengė į Vokietijos karinių pajėgų paliktą miestą. Palikdami Klaipėdą vokiečiai karinius įtvirtinimus susprogdina. 1945 m. sausio viduryje jau yra suprasta, kad Vokietijai nepavyks išlaikyti Klaipėdos. Dėl šios priežasties įtvirtinimai po truputį yra paruošiami sunaikinimui ir sausio mėnesio viduryje prasideda visų aplink miestą konkrečiai išdėstytų baterijų ginkluotės sunaikinimo darbai. Tokie darbai buvo atlikti ir priešlėktuviniai artilerijos baterijai Forstarai, pietiniam artilerijos bloke buvo susprogdinta visa pietinė dalis ir pabūklai. Vaikščiodamas po žeminiais koridoriais, istorikas rodo kiekvieną išlikusią detalę. Tai vertingas paveldas. Durys pakrantės artilerijos baterijoje taip pat nėra paprastos. Galime čia vieną egzempliorių kaip tik pamatyti. Durys yra gelžbetoninės, sveria 350 kg. Tai iš vienos pusės buvo ir metalo taupimas. Taip pat gelžbetonis ir betonas pasižymė geromis sprogstamųjų bangų jėgos sugėrimo savybėmis, todėl jos buvo skaitomos kaip pigesnės ir patikimesnės negu metalinės šiuo atveju. Durys yra užrakinamos užraktais, vienas užraktas yra viršuje, kitas, kuris šiuo atveju nėra išlikęs, jau yra apačioje. Vokietijos kariuomenės laikotarpiu durys buvo nudažytos smėlio spalva, o jau šaltojo karo laikotarpiu durys buvo perdažytos žalia spalva. Tuo meto kontekste tai buvo itin modernios karinės technologijos bei transportavimo sistemos.
Amunicija pabūklams būdavo pakeliama iš apačios. Požeminiuose bunkeriuose veikia automatiniai liftai sviediniams į pačią pabūklo aikštelę pakelti. Dabar esame šiaurinio artilerijos bloko pietinėme žiede. Prieš mus yra sviedinių pakelimo mechanizmas. Kaip tik už mūsų esančios patalpos karo laikotarpiu atliko sandėlių funkcijas ir kareiviams bent jau 1939-aisiais nereikėjo bėgioti konkrečiai iš baterijos vidaus į viršų, kad sunešioti ten sviedinius. Sviediniai buvo dedami į lifto vidų ir sukant rankenas mechaniškai iškeliami į viršų tiesiai prie pačių pabūklų. Tai tokiais liftais Lietuvoje pasižymė vienintelė pakrantės artilerijos baterija MML Nord. Daugiau tokių technikos objektų nėra. Ši baterija vienintelė tokia ne tik Lietuvoje, bet ir unikali savo forma Europoje. Taip, jeigu pasižiūrėtume išplanavimus, tai 39 metais pastatyta pakrantės artilerijos baterija MML Nord yra sudaryta iš dviejų tarpusavy nesujungtų artilerijos blokų. Viename artilerijos bloke yra dvi pabūklų pozicijos, o pabūklų pozicijose po du pabūklus. Tarp jų yra ugnies kontrolės posto bunkeris, o buvusios vaikų stovyklos Žuvėdra teritorijoje taip pat stovėjo ir stovi šiandien elektros jėgainės bunkeris ir šaudmenų sandėlys. Dar 39 metais per tą visą teritoriją iki baterijos buvo nutiestas betoninis kelias. Jeigu pasižiūrėtume, kokie yra analogai šitam objektui, tai Brėžinių Vokietijos karinis jūrų laivynas buvo padaręs, tačiau vienintelis toks pabandymas pastatyti panašų objektą buvo vykdomas dabartinėje Kaliningrado srityje. Prie Pilkopos kaimo buvo statoma pakrantės artilerijos baterija Raulė. Jinai buvo pradėta statyti dar prieš Klaipėdos gynybinio komplekso šitus įtvirtinimus, tačiau kai Vokietija prisijungia Klaipėdą, tos baterijos statybos praranda savo reikšmę ir visos pajėgos yra metamos jau čia. Tai jeigu žiūrėsim bateriją Raulę, tai yra panašiausias toks objektas, tačiau skirtingai nei baterija MML Nord, ten pabūklai stovi atskiruose 4 jau pozicijose. Tokių išplanavimų bunkerių visiškai analogiškų, kaip mes dabar kad esame, nėra nei Lietuvoje, nei apskritai Europoje. Šiandien įrengtoje ekspozicijoje galima išvysti asmeninius vokiečių karių daiktus, kurie byloja, kad jų gyvenimo sąlygos patogios. Kariams buvo prieinami pagrindiniai to meto patogumai. Higienos priemonės, kvepalai, kokybiški valgymo reikmenys, rasta ir alkoholinių gėrimų butelių. Saikingai jį vartoti nebuvo draudžiama. Taigi, karinio jūrų laivyno artileristų gyvenimas Klaipėdos gynybinės sistemos baterijose nebuvo toks liūdnas, kaip kad galima pagalvoti. Jeigu pasižiūrėsim į patogumus, kareiviam buvo skirtos atskirtos patalpos miegui, poilsiui, kaip tik šioje vienoje patalpoje ir esame. Vienu metu čia ilsėdavosi 12 kareivių, stovėjo triaukštės sulenkiamos lovos. Taip pat kareiviams čia buvo prieinamas šiltas vanduo, šaltas vanduo, oro ventiliacija, šildymas ir viskas, apie ką jų kolegos fronte apkasuose iš esmės galėjo tik tai pasvajoti. Taip pat buvo atskiri tualetai su unitazais, dušai, ir suprantama, tokie visi pagrindiniai patogumai kareivių gyvenimui geram užtikrinti. Vokiečių įrengtuose įtvirtinimuose nuo karo pabaigos iki pat 1950 metų šeimininkavo tarybinė armija. Ėmus tobulėti ginkluotei, ši baterija tapo nebeaktuali, todėl pabūklai buvo demontuoti. Čia įsikūrė sovietų pasieniečiai. O Lietuvai atgavus nepriklausomybę, objektas ilgus metus buvo apleistas ir tapo benamių landine.
Tačiau istorijos entuziastų dėka objektas imtas tvarkyti. Čia įrengta ir ekspozicija. Beje, dalies eksponatų išvysti jau nebeįmanoma, mat dėl teisinių kazusų bei pasikeitusių įstatymų daug pavojingais traktuotų eksponatų 2021 metais buvo išvežta policijos ir sunaikinta. Šiuose erdvėse rengiamos ekskursijos, alternatyvios muzikos koncertai organizuojamos, pabėgimo kambarių atrakcijos. Požemiuose esanti ši vieta tokioms veikloms itin atraktyvi. Būna čia ir karinių inscenizacijų. Viena jų buvo surengta prieš kelerius metus, minint Memel Nord 80-metį. Tačiau Titas Tamkvaitis viliasi, kad šį kultūros paveldo objektą kada nors pavyks prikelti antram gyvenimui ir čia įrengti modernę ekspoziciją. Nes objektas išskirtinis, Lietuvoje vienintelis ir vienas unikaliausių Antrojo pasaulinio karo vokiečių karinio paveldo objektų visoje Europoje. Projektą Pajūrio istorijos iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.